Sveiki, mano mėly sekėjai, žiūrėtojai, klausytojai. Žinau, kad dalis jūsų klauso per Spotify, dalis žiūri per YouTube kanalą. Jeigu sugrįžote ir dar neprenumeruojate mūsų kanalo, prašau tai padarykite. Jeigu esate naujas ar nauja, prašau pasiekite taip pat mūsų kanalą. Lauksime aktyvių jūsų komentarų su pasiūlymais, su temomis. Šitame kanale mes kalbinam žmonės, bet taip pat aš savo laidoje kalbu apie įvairias gyvenimo problemas, kalbu apie sportą, apie mitybą, taip pat apie visuomeninę veiklą šiek tiek. Šiandien norėčiau pakalbėti apie sporto programos sudarimą. Sulaukiu labai daug žinučių iš žmonių, kurie nori pradėti sportuoti, bet nežino kaip. Todėl šiandien pasidalinsiu savo žinomis, savo metodiką, taip kaip aš matau pačią pirmą programą. Aišku, aš papasakosiu tą programą susidaryti sporto salėje, bet nepamirškite, kad jūs bet kada galite sportuoti ir lauke, galėsite kažkurį dalį pratimų pritaikyti ir lauke, bet šiandienos laidoje aš norėčiau papasakoti, kaip susidaryti pačią pirmą programą sporto salėje. Kad suprastume, šita programa yra bazinė programa, kuri gali būti naudojama visiems tikslams. Sustiprėti svorio metimui, sulieknėjimui, masės priauginimui, kadangi jūs turėsite savo pirmąją programą, jūs ateinate į sportą, esate naujokas ar naujokė, arba sugrįžtate po ilgo laiko. Jums reikia apdirbti raumenis, jums reikia šiek tiek ištvermės, todėl mes padarysime viso kūno programą, padarysime aš rekomenduoju daryti 2 kartus per savaitę, kadangi norint gerai sustimuliuoti raumenį, mums praktiškai užtenka 2 kartų per savaitę. Visus kitus kartus galite daryti kardio, galite daryti papildomą vieną kardio treniruotę lauke, viduje, nesvarbu ar tai būtų bėgimas, dviračio minimas, eliptinis treniruoklis, irklavimas, slidės atsistojus prie sienos ar kažkoks kitas ištvermės sportas. Ištvermės sportas yra reikalingas tam, kad jūs pagerintumėte savo širdies veiklą, taip pat galite pagerinti šiek tiek savo raumenų ištvermę. Pagerindami raumenų ištvermę, jūs galėsit atlikti savo pratimus intensyviau, o sustiprėjus širdžiai galėsite padaryti ir ilgesnės treniruotės, ir intensyvesnės treniruotės. Na, o mums daryti kūno treniruotės pratimus ar sporto salėje programą reikia dėl to, kad bet kurio žmogaus tikslas yra išlaikyti esamą raumeninę masę. Tikrai nežinau žmogaus, kuriam būtų per daug raumenyno. Mums raumenynas reikalingas tam, kad mes aktyviai degintume kalorijas, nes mūsų raumenynas, kuo turėsime daugiau raumenyno, tuo daugiau turėsime aktyvių sudegintų kalorijų, tai bus mūsų greitesnė medžiagų apykaita. Jeigu mes mesdami svorį ar kitais tikslais prarasime savo raumeninę masę, tai mes iš tikrųjų prilėtinsime savo medžiagų apykaitą, o mes to nenorim. Mūsų pirminis tikslas yra sustimuliuoti raumenis ir bent jau išlaikyti raumeninę masę, kad galėtume sustiprėti ir siekti savo tikslų ir eiti vėliau į sekantį etapą. Na, o vėliau galite pasirinkti, ar jūs norėsite drastiškai mesti svorį, ar norėsite prisiauginti masės. Tai mano rekomendacija pradžiai, užteks daryti vieną programą 2 kartus per savaitę. Tikrai programa pasidaryti galite iki valandos. Aš tikiu, kad bet kurią sporto programą tikrai galima įveikti iki valandos. Dabar pakalbėsiu šiek tiek apie setus ir pakartojimus. Tai yra kartai ir pakartojimai, setai ir repetitionai angliškai. Vieni žino angliškai, kiti žino lietuviškai. Tai būtų kartai ir pakartojimai arba setai ir repetitionai. Esmė yra kokia? Mes dažnai girdime 3 setai, tai yra 3 kartai, 10-15 pakartojimų, 4 setai, 10-15 pakartojimų ir visi klausia, tai kuris atsakymas yra teisingas, koks yra optimaliausias būdas ir kiek kartų reikėtų daryti ir kiek pakartojimų. Tai kas yra susijęs su kartais, kodėl yra pasirinkama 3 kartai? Todėl, kad yra paskaičiuota, kad maždaug iki valandos, norint atlikti visas raumenų grupės po 2-3 pratimus, mes darysime po 3 kartus, tai yra 3 setus. Jeigu mes darysime daugiau, mes paprasčiausiai nespėsime į valandą ir užtruksime ilgiau. Bet tai nereiškia, kad tai yra pats optimaliausias skaičius. Tai yra tik tai skaičius, jūs galite daryti ir 4 setus, jeigu nesate pavargęs, ir 5, ir 6. Svarbiausia yra taip, kaip jūs jaučiatės. Bet kad visko nekomplikuoti, šiandien darysime taip.
3 setai ir darysime atitinkamą skaičių pakartojimų. Kadangi jūs ateinate į sportą, esate ilgą laiką nesportavę arba tik tai pradedate sportuoti, mes darysime didesnį pakartojimų skaičių. Aš rekomenduočiau 12 ir daugiau pakartojimų, nes jeigu mes pasimsime per didelį svorį, mes negalėsime dirbti ant technikos, ant motorikos, mums iš tikrųjų bus sunku ir mes palūšime, bus per didelis svoris. Tai mes darysime bet kas tinka, 12, 13, 14 pakartojimų ir 3 kartus. Praktiškai visus pratimus galėsime praeiti kiekvieną iš eilės, viskas bus labai paprasta, pratimus galėsite pasirinkti patys, aš duosiu tik tai pavyzdžius, kokius galėtumėt pasirinkti, kokios yra kelios taisyklės, kaip reikėtų dėliotis pratimus, o vėliau taupydamas jūsų laiką, pinigus, jeigu pasitikite mano informaciją, susitiminti informaciją, mano patirtimi, tai galėsite tikrai patys susidėlioti savo pirmą programą, nesvarbu, jūs esat moteris ar jūs esat vyras, galėsit pasireguliuoti intensyvumą. Taigi, pirma taisyklė tai būtų tokia, kad mes norėdami gerai padirbti kūną, pasakykime, kad darysime 2 pratimus vienai raumenų grupiai. Ką turiu omeny raumenų grupiai? Tai yra nugarai 2, krūtiniai 2, pečiam 2, kojam 2 ir rankom. Ir taip pat galėsim padaryti presą arba vadinamą core. Core tai viskas, kas virš mūsų liemens, mūsų core, tai yra kaip korsetas, galima sakyti lietuviškai, laiko mūsų stuburą, tai yra vidiniai raumenys. Kartais yra net taip, kad žmonės turi įspūdingą presą, kaladėlės, bet vidiniai raumenys padarius testą, jie nėra stiprus, todėl kad mes nedarom vidinių raumenų pratimų. Pratimų yra begalės, galėsit YouTube'ai susirasti, pasigūglinti, pasižiūrėti. Svarbiausia yra žinoti, kokia metodika yra, kaip susidėlioti programą. Tai pagrindinė taisyklė yra tokia, kad reikia pradėti nuo didžiausių raumenų grupių. Ką tai reiškia? Pačios didžiausios raumenų grupės, tai aišku, yra mūsų kojos, krūtinė, nugara, vėliau pečiai ir rankos. Pati didžiausia klaida, aš nekalbu dabar apie labai pažengusias programas, kur yra daroma skirtingos raumenų grupės, skirtingomis dienomis, ten yra jau labiau pažengę, bet tai metodikai, kurią mes dabar naudosim, naujokams, nepradėkite daryti savo programos nuo rankų. Ir paaiškinsiu kodėl. Mūsų rankos raumenys, tai yra bicepsai, tricepsai, yra labai maži raumenys. Ir lygiai taip pat ir blauzdos iš tikrųjų ant kojų. Tai jeigu mes pradėsime daryti rankas, kaip pirmą, antrą pratimą, bicepsą ar tricepsą, mes vėliau darysim krūtinę. Jeigu mes darysim krūtinę, stumsim, tai kai mes stumėme, mes dirbam triceps. Kai mes traukiame, sakykime, trauksime skersinį ar vadinamą lat pull down žemyn, pas mus dirbs bicepsas. Kai mes stumėme, dirba tricepsas, kai mes traukime, dirba bicepsas. Mes daug tokių pratimų šiandien dėliodami darysime, tai jeigu mes pradėsime daryti savo programą nuo rankų, mūsų rankos pavargs, tai mes nepasieksim savo didžiausio ir pirminio tikslo, negalėsime dirbti tų raumenų grupių, kurias norime, nes mūsų rankos tai yra kaip pagalbinis įrankis. Tai jeigu mes nuvarginsim rankas, mes negalėsim dirbti savo didžiųjų raumenų grupių. Todėl rankas pasiliekam pabaigai. Ir iš tikrųjų pats keisčiausias dalykas ir, aš sakyčiau, pati didžiausia klaida, kai salėje matau žmogus nori nusimesti, nežinau, jisai gali būti ir netgi iš tikrųjų labai pažengęs, bet pati didžiausia klaida, kai žmogus nori nusimesti labai didelį kiekį svorio, 10, 15, 20, 30, 40 kg, atsistoja ir daro bicepsus. Nesudeginsit absoliučiai kažkokio tai kalorijų kiekiaus, kuris gali paveikti jūsų svorio metimą. Jūs daugiau sudeginsit darydami didelės raumenų grupės, stumdami, traukdami jūsų rankos ir taip dirbs, metant svorį, ypatingai kas turi daug svorio, reikia fokusuotis, negaišti laiko su rankom. Rankos ir taip dirba, net galima rankų ir nedaryti, jos ir taip dirba, atskirai nedaryti, bet šiandien sudėliosime visą programą, tai paaiškinau, kodėl nedėti rankų priekį. Galima dėti kojas, tai mes galime pasirinkti, sakykime, 2 pratimus. 3 pratimus. Aš pasakysiu, duosiu pasiūlymus, jūs patys galėsite įdėti. Tai pirma taisyklė yra, didžiausios raumenų grupės eina priekyje mūsų programos. Antra taisyklė eina pratimai, kurie vadinami compound judesiai. Compound judesiai tai yra, kai pas mus juda daugiau negu vienas sąnarys. Paaiškinsiu. Jeigu aš lenkiu ranką,
tai pas mane dirba vienas sąnarys, aš dirbu bicepsą. Arba ištiesinėju ranką, dirbu tricepsas. Dirba vienas sąnarys. Tai čia nėra compound judesys. Compound judesys būtų, pavyzdžiui, krūtinės stumimas, pritupimas, nes dirba daugiau negu vienas sąnarys. Tai dvi taisyklės. Didžiausios raumenų grupės priekyje ir eina compound pratimai. Paaiškinsiu. Jeigu darau kojas, aš dėsiu įtupstą, tai pas mane dirbs ne vienas sąnarys, bet jeigu aš darysiu kojos lenkimą, tai dirbs vienas sąnarys. Tai jau šitas pratimas kaip ir priekį netiktų, nes mes norim sudėti vienoj programai didžiasias raumenų grupės, kadangi nesifokusuosim į atskiras kažkokias tai raumenų grupės, nes čia yra jūsų pradinė programa, mums svarbiausia jūs paruošti, kad atsirastų pas jūs motorika, atsirastų nervinė sistema prisitaikytų prie judesio, su lengvesniu svoriu, po to po truputį didėsit, galėsit pasikeisti programą. Taigi pirmi pratimai patys geriausi būtų, kad ir įtupstai, gali būti su hanteliais, gali būti be hantelių. Duosiu kitą pavyzdį, lipimas ant suoliuko, kairė dešinė, galite lipti. Kitas pratimas, pritupimai. Pritupimai su svoriu, be svorio vėl galite daryti salėje, galite daryti ne salėje. Tada gali būti pritupimai su štanga, lygiai tas pats. Šuoliui galbūt tik pradėjus sportuoti nerekomenduočiau, nes reikėtų susistiprinti savo kojas, galite gauti ir traumą. Taigi pritupimai, įtupstai patys paprasčiausi pratimai ir dar yra toks pratimas, aišku, jeigu turite kažkiek patirties ir grįžtate į sportą, bet nesate sportavę ilgą laiką, mirties trauka su, sakykime, labai lengvu svoriu pradžiai, nes dirba visas kūnas. Mirties trauka, pritupimai ir pritupimai su štanga ir rovimas pasilenkus, tai yra 3 fundamentalūs pratimai, kurie reikalingi absoliučiai visiems. Bet sugrįžtant prie pačios pradžios, kad nekomplikuoti, tai įtupstai, pritupimai, kita grupė. Krūtinė arba nugara, galim pradėti nuo krūtinės. Paprastai, krūtinės spaudimas. Jeigu jūs esate nesalėje, darykit atsispaudimus. Jeigu antras pratimas, kurį galėtume daryti, tai krūtinės spaudimas kampu arba suvedimas su kabeliais arba su hanteliais. Dabar kaip pasirinkti kabelius ar hantelius? Mano nuomonė, progresas būtų toks. Su štanga būtų lengviausia greičiausiai, nes mums mažiausiai reikėtų balansuotis. Toliau progresas būtų galbūt kabeliai ir vėliau hanteliai, nes hantelius reikės balansuoti. Aišku, galite įsidėti ir tą pratimą, galite 3 pratimus įsidėti, bet kaip pavyzdys, krūtinės spaudimas, su štanga gali būti, kabelių suvedimas, gali būti kampu į viršų, kampu į apačią, arba su hanteliais suvedimas. Viskas. Jūs krūtinė jau turit bazę, pasidarę, kadangi darot krūtinę, pas jūs dirba ir tricepsai tuo pačiu, nes jūs stumite. Tada einam prie nugaros. Rovimas. Skersinio. Tai būtų lat pull down, angliškai vadinasi. Šitas pratimas, tada atsisėdus su kabeliu, rovimas kampu, arba, nežinau, galima pritūpus su viena ranka, rovimas nugarai. Taip, gal tokių pratimų, kur nugaros suvedimas ir nedaryčiau, bet daryčiau daugiau tokius kompleksinius pratimus. Tai vat, štangos rovimas žemyn ir galima dar pasilenkų štangos rovimą. Tai 2-3 pratimus įsidėti, priklausomai tiek, kiek jūs laiko turit. Toliau galim pereiti prie pečių. Pečių, nežinau, atsistoję, atsitūpę gali daryti kaip norit. Jokio skirtumo nėra, kaip sugalvosit, bet galim sėdėti ant suoliuko. Pečiai, stumimas kampu ir galima priekį, į šonus, į priekį, į šonus. Viskas. Labai paprasta. Toliau bicepsus, tricepsus irgi. Bicepsus, paprasti hameriai vadinami, plaktukai, arba ant suoliuko tricepsą pasidaryti. Su kabeliu galite pasimti skersinį bicepsui, skersinį tricepsui. Dar kartą praeisiu viską, labai paprasta. Pasiemam kojas. Įtupstai, pritupimai, nugara, krūtinė, štanga, kabeliai arba hanteliai. Tada nugara, lat pull downas, pasilenkų štangos rovimas arba atsisėdų su kabeliu rovimas, baziniai pratimai, tada pečiai, tada į šonus, flies vadinami, į priekį ir bicepsai, bet kurie bicepso pratimai.
Nes mes, kaip minėjau, rankas dirbam ir tricepsus, ir stumiant, ir traukiant. Ir tricepsai ant soliuko gali būti viskas. Jūs turite savo programą. Tikrai padarysit per 45 minutės, nes kodėl yra sakoma valanda, todėl kad daugiau, jeigu sportuosit labai labai intensyviai, per 40 minutės, po 45 minučių pradeda gamintis kortizolis. Kortizolis kaip ir ardo raumenį. Bet aš galvoju, naujokai tos problemos neturės, tai labai kažkaip dėl to nepergyvenkit. Tačiau turėčiau perspėti vieną dalyką. Jeigu jūs tikrai niekad nesportavot, jūs prakaituosit, jums bus sunku, neišsigąskit. Gali skaudėti, galit atsistatinėti 3 dienas, galit nesulenkti rankų. Viskas yra normalu. Sausgyslės skaudės, raumenys skaudės. Dažnai žmonės išsigąsta, sportas ne man. Jeigu skauda, tai yra gerai. Ką tai reiškia? Mūsų kūnas atsistatinėja. Kai jūs atsistatinėjat, jūs deginat kalorijas. Pliusas, pats didžiausias pliusas svorių darimų yra tas, kad jūs dirbat per treniruotę, sudeginsit 500-600 kalorijų, bet kai jūsų kūnas atsistatinės, jūs sudeginsit dar 5000 kalorijų kiekvieną dieną. Atsistatinėjant, nes kūnas remontuosis, ką jūs pažeisit. Tai vat, kai atsistatysit, ateisit vėl į treniruotę 2 kartai per savaitę, sustimuliuoti raumenį, išlaikyti masę, šiek tiek priauginti raumenį ir nepamirškit, kad žmonės tie, kurie pradeda, jiems progresas yra pats didžiausias. Jums yra labai lengva prisidėti raumeninę masę kokybišką, todėl kad jūs esat naujokai. Ir kitas dalykas, niekada nėra vėlu, nėra amžiaus limito, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metų. Net yra įrodyta mokslo, kad 80-mečiai pradės sportuoti su svoriu, gali užsidėti 10-15% raumeninės masės. Tai rodo, kad sportui amžius neriba, taigi nėra vėlu, galite bet kada pradėti. Na, o presui galite daryti, nežinau, kokios fizinės būklės esate, galite, kad neapkraut labai nugaros, jeigu esat sporto salėje, tai galite įsiremti į vadinamą lygiagretę, tai bus labai gera atrama jūsų nugarai, kelti kelius, progresas po to būtų kelti kojas, arba galite atsigulti ant nugaros, kad turėtumėte tvirtą pagrindą. Galite atsigulti ant nugaros, padėti galvą, rankos šone. Jeigu jausite laužimą nugarai, pasidėkite rankas po užpakaliu ir kelkite kelius į viršų. Tada galite ištiesti kojas tieskite į viršų. Toliau galite sulenkti kojas, daryti trumpus atsilenkimus. Nereikia lenktis iki kelių. Mums užtenka tokius trumpus atsilenkimus daryti, kad mes suaktyvuotume savo presą. Viskas. Padaro 2-3 preso pratimus 2 kartus per savaitę per akis ir galite dar padaryti keletą pratimų nugarai. Tai paprastai atsigulot ant pilvo, rankos į šonus ir pasikeliat. Nusileidžiat, vėliau pakeliat ir krūtinę, ir kojas vienu metu, tokį kaip laivelį darot, dirbsit apatinę nugarą, susistiprinsit, patys geriausi pratimai naujokam. Tai vat, pasakiau, kaip paprastai susidėlioti programą. Žmonės labai komplikuoja, ieško kažkokios stebuklingos programos, galvoja, sumokės pinigų. Jūs sumokėsit pinigus, gausit kažkokį tai standartą, kopiją. Aš galiu tą patį padaryti, perveskit man 30-40 eurų, aš jums tiek programų prikopijuosiu, bet kam to reikia? Aš jums pamasakau paprastai, kaip susidėlioti programą. Kad ir kokią programą darysit, sportai yra svarbiausia pastovumas. Jeigu jūs neisit 2-3 savaitės ir paskui nueisit 5-6 kartus, tai nebus pastovumas. Pastovumas yra, kai jūs diena, savaitė iš savaitės pastoviai sieksit sistemingai rezultatų. Eisit 2 kartus, 2 kartus, 2 kartus, 2 kartus, o nebus 0 kartų, 4 kartai, 0 kartų, 4 kartai. Čia nėra sistemingas rezultatų siekimas. Sistema tai yra, kai jūs darot kažką sistemingai, tada jūs pradėsit matyti rezultatus. Viskas labai paprasta, padėliau jums programą su maistu, paprastas patarimas, neišsiplėsiu, nes esu pridaręs labai daug klaidų. Jums užtenka pagerinti savo mitybą nuo to, ką dabar turit. Geria daug alkoholio, šiek tiek pamažinkit. Geria 6 kartus per savaitę, gerkit 4 arba 3 arba 2. Neatsisakykit visai, kad nebūtų didelis šokas. Po truputį. Valgot pridėtinio cukraus, pamažinkit. Valgot mažiau, dar labiau sumažinkit. Valgot perdirbto maistą, pamažinkit perdirbto maisto. Jeigu galit, visai atsisakykit. Kuo daugiau valgysit organiško maisto, jūs natūraliai susireguliuosit svorį, jums pradės svoris ne tik tai nuo fizinio krūvio kristi, bet dėl to, kad jūs valgot organišką maistą. Kai mūsų kūnas, receptoriai, burnos, smegenų akis pamato organinį maistą, užuodžia, jūs natūraliai gausit sotumo jausmą, kūnas žinos, kad tų medžiagų jums užteks atsistatymui. Nes pats svarbiausias dalykas, kad jūs norėsit valgyti tiek,
ir tokį laiką, kol kūnas pasims visas reikalingas medžiagas. Jeigu jūs valgysit perdirbtą maistą, kūnas nepasims reikalingų medžiagų. Negaus skaidulų, negausit pakankamai baltymo kokybiško. Valgykit mėsos, jeigu viską valgot, ir raudoną mėsą, ir baltą mėsą, ir žuvies, ypatingai jūrinės žuvies, ten yra omegos 3, salotų, valgykit sudėtinių angliavandenių, stenkitės atsisakyti cukraus. Aš iš esmės nesu priešas vaisių, vaisiai yra labai gerai, bet tikrai negerkit sulčių. Sulčis nėra gerai spaustos, netgi šviežiai spaustos sultis mes sunaikiname, skaidulas spausdami, valgykit cielus vaisius, jeigu valgot. Jeigu metat svorį, aš primažinčiau vaisių, ypatingai tokių kaip vynogių, arbūzų, valgykit avietės, braškės, šilauogės, mėlynės, jos turi mažiau cukraus. Tai va tokie paprasti patarimai, susireguliavę maistą minimaliai, jūs tikrai matysit progresą ir man padėkosit. Tai va, lauksiu jūsų komentarų, įdėkite dar kokių patarimų norėtumėt iš sporto, parašykit, ar jums padėjau, ar jūs išbandėt. Ir pats svarbiausias dalykas, turėjau podcastą, tinklalaidę su profesorium, matysit tą laidą, kalbėjom apie viršsvarį, apie nutukimą, tikrai Lietuva neatrodo labai gerai Europos Sąjungoje, mes esam patukusi su viršsvariu tauta ir mūsų vaikai yra iš tikrųjų patukę, mes turim rodyti gerą pavyzdį, pradėti nuo savęs, kad galėtų ir vaikai susiimti, matytų gerą pavyzdį. Ir gerai profesorius pasakė, ne rytoj, ne poryt, ne už savaitės, šiandien. Nori daryti gyvenime pasikeitimus, pradedat šiandien. Rytoj yra rytoj atsiras kitos problemos, rytoj kažkur persigalvosit, kažkur reikės važiuoti, pradėkit dabar. Ir ta priežastis neturi būti kažkokia, tai labai darykit dėl savęs, dėl pasikeitimo, kad jaustumėtės gerai, kad sveiki būtumėt, pamatysit, kiek daug energijos turėsit, vien žinojimas, kad jūs pradėjot judėti į priekį, kažką daryti, jums priduos daug motyvacijos. Aš labai gerai atsimenu, kiekvieną kartą pradėjęs kažką studijuoti universitete, nesvarbu, bakalaurą, magistrą, papildomas kažkokias studijas, aš turėdavau tiek motyvacijos, būdavau pavargęs, nes ir dirbdavau tuo metu, bet vien žinojimas, kad tu tobulėjai, kad tu neini atgal, nestovi vietoj, bet tu tobulėjai, priduoda labai daug motyvacijos. Tai vat, pradėsit sportuoti, pradės gamintis endorfinai, dopaminas, serotoninas, turėsit gerą nuotaiką ir tikrai gausit gerą priklausomybę sportui, šauksit visiems aplinkui, kaip gera sportuoti, negalvojau niekad, kad taip gera sportuoti, viskas, niekad sporto nemėsiu, taip ir padarykit. Niekad sporto nemėskit, sportuokit, tai turi tapti jūsų gyvenimo dalim. Ačiū už laidą, lauksiu jūsų komentarų, dar kartelį, jeigu žiūrėjot laidą, jeigu dar neprenumeruojat, prašau prenumeruokit, mums tai labai padės, mus tai motyvuoja, geri komentarai motyvuoja, galit ir pakritikuoti, galit parašyti savo nuomonę, visada konstruktyvi nuomonė jūsų yra laukiama. Iki susimatymo kitose laidose.